Ką planuojate nuveikti Šakiuose? Šakiuose esame nemažai nuveikę ir sporto aikštynas yra padarytas ir toliau vyksta darbai. Kartu esam koalicijoje su valstiečiais ir socialdemokratais, Tvarka Teisingumo, tai dirbam, valom dabar, puošiam Šakius, valom tvenkinį, toliau bus tvarkomi skverai ir taip toliau, gerinimo žmonių gerbūvis. Be abejo, ateina šildymo laikotarpis, visiems labai aktualu šilumos kainos, tai šioje tarybai paliksim galioti senąją kainą, kur žmonės mokės senąją kainą ir jiems nepabrangs šildymas, kol paskui įsigalios valstybinės energetinių kainų komisijos kaina, tada visi truputį pabrangs nuo naujų metų. Bet vis tiek stengiamės, kad žmonės sutaupytų.